Tvora tikrai vienas svarbiausių gerbūvio elementų. Aišku, reiktų pridėti, kad tvora be vartų ar vartelių, be pamatuko, be atitinkamai išlyginto reljefo tikrai nebus tas sprendinys, kuris džiugintų ilgus metus. Metalinės tvoros pastaraisiais metais tikrai tapo bene dažniausių klientų pasirinkimu, nes jos suteikia daug privalumų. Ir spalvos, ir formos, ir kaina, ir minimali priežiūra tapo tais koziriais, dėl kurių klientams tai yra bene pirmasis pasirinkimas. Bet nesuklyskite, tokios tvoros irgi būna skirtingos. Gražus paveikslėlis ar labai patraukli kaina tikrai dar nereiškia, kad jūsų sklypas bus aptvertas tinkamai. Su mumis galima konsultuotis visada. Mes atviri pokalbėm tiek su architektais, tiek su privačiais žmonėm, nes tvorą pastatyti be konsultacijos, tai kaip pamatą statyti be pamato architektūrinių brėžinių. Reikia žinoti sklype vartų padėtį, kad jie tenais tilptų ir tai sutaupytų visiems daug brangaus laiko ir lėšų. Ta konsultacija objekte, jinai kainuoja tik tai laiką, ji nekainuoja pinigų ir tikrai rekomenduoju visiems prieš planuojant tvorą pasikonsultuoti su ekspertais, su patyrusiais ekspertais, kurie dirba rinkoje ilgesnį laiką. Tai padės jums išvengti daug klaidų įrengiant tvorą. Patyrę gamintojai siūlantys aukščiausios kokybės metalinius gaminius jau seniai užsitarnavo gerą vardą. Jie ne tik lanksčiai žiūri į rinkos pokyčius ir klientų poreikius, bet ir gali pasiūlyti gaminius per bene trumpiausią laiką. Todėl iš Marijampolės krašto tvoros, galima sakyti, važiuoja į visus Lietuvos regionus, kuriuose darbuojasi jų partneriai. Ypač, kad gaminys, pasiektų galutinį klientą tvarkingas, nesubraižytas ir ten nepakeitęs savo pradinės, būsenos. Tai iš tikrųjų moderni tvora viso to reikalu iš tikrųjų pasirūpina labai puikiai, nes mes jau ne vienerius metus su jais puikiai susidirbom, ir tą masinę gamybą, kurie, ją užsiima ir jie pristato mums, ir mūsų klientams. Jos pasiekė, kaip sakant, taip kaip gamybai jie atliko darbą, tai pasiekė ir patį klientą. Visi gaminiai yra supakuoti, sužymėti, viskas yra padaryta kruopščiai ir tvarkingai, Tai šitoj vietoj mes eliminavom visus tos tokius dalykus, kad ten tvora yra kažkur iškraunama, perkraunama, vėl įdedama ir taip toliau. Ir jeigu pats klientas, pasiema, įsideda ją į kažkokią tai priekabą, kažkur, neprisitvirtina, tai kaip jau ir yra, kaip sakant, nebe mūsų atsakomybė, kaip jisai parsiveža tą tvorą. Tai šitoj vietoj, kaip sakant, aišku, rekomenduojam žmogui atsargiau prisitvirtinti, kad jinai kuo mažiau judėtų, kad mažiau ko braižytųsi ir taip toliau. Bet kas liečia, kai mes kaip rangovai, kai apsiemam tą visą reikalą padaryti, taip pat norim, kad tas gaminys pasiektų tą klientą puikios būklės, kaip sakant. Visa ta kokybė, ką žmonės turi žinoti, reiškia, gamintojas moderni tvora, jisai pasirūpina visų to produktų, kad jisai pasiektų ir klientą, ir tas daiktas, tas gaminys, ką klientas užsisakė, jisai bus toks pat, kaip sakant, ar iš mūsų perkant, ar iš modernios tvoros. Turbūt sutiksite, kad ir šiais laikais labai svarbu pasirinkti tinkamai iš pirmo karto. Perdarimai ir remontai statybose, patys puikiai žinote, kainuoja labai brangiai. Todėl gamintojai, pasirengę jums per maksimaliai trumpą laiką į objektą atvežti viską, ko reikia jūsų tobulai tvorai, sako, kad neįvykdomų užsakymų nėra. Mums yra labai svarbus pagrindiniai dalykai - kokybė ir greitis, todėl mes turime specializuotą savo proceso valdymo sistemą, kurios dėka duomenys vieną kartą įvesti į sistemą nepakinta viso proceso metu. Taip mes galim užtikrinti greitį ir kokybę, kad mūsų didmenos klientas gautų būtent tą produktą, kurį užsakė per kuo trumpesnį laiką. Kiekvienas pakas yra supakuojamas atskirai, transportuojama, dėliojama irgi rankiniu būdu, kad sumažintume subraižymų kiekį ir produktas nuvažiuotų tvarkingas į statybvietę. Šiai dienai žmonės pripratę gauti produktą, vos tik užsisakę, vos tik paspaudę mygtuką pirkti. Esame tvorą pagaminę ir per 2 dienas, jeigu yra klientui degantis reikalas, kad reikia čia ir dabar, mes tą galim padaryti. Todėl jei galvojate, kad tvora palauks rudens, nes procesai greitai nevyksta, metas keisti požiūrį. Terminai yra ypač
adekvatus ir iš tikrųjų jie yra greiti. Jeigu klientas nori tik tai tvoros, visą tą gamybą ir pristatymą iki jo mes pasirūpiname per savaitę 2. Čia yra maksimumas, kiek žmogus gali laukti. 2 savaičių niekada nelaukia, sakykime. Dažniausiai žmogus visą tą gaminį gauna per savaitę laiko. Tvora sprendimas tikrai ilgam, todėl specialistų įžvalgas, nuo ko pradėti, ką daryti pačiam, o ką patikėti profesionalams, kokios spalvos, raštai ir medžiagiškumas yra madingiausi šiuo metu, sužinosite ir artimiausiose statybų gido laidose.